Pirmas klausimas. Papasakokite, kaip jūs pamokoje ugdote socialinius ir emocinius mokinių gebėjimus. Pamokų metu mokinių emocinius ir socialinius gebėjimus ugdau atsižvelgdama į 5 aspektus: mokinio savimonės, savitvardos ugdymą, jo tarpusavio santykių kūrimą, socialinio sąmoningumo ugdymą ir stiprinimą bei mokymą priimti teisingus sprendimus. Ugdydama mokinių savimonę mokau mokinius pažinti save, vertybės, ugdau gebėjimą kelti tikslus, pasitikėti savo jėgomis, siekti sėkmės, planuoti. Ugdant savitvardą mokomės atpažinti, įvardinti emocijas, valdyti stresą. Kuriant tarpusavio santykius mokomės klausyti ir išklausyti, gerbti vienas kitą, spręsti konfliktus, dirbti komandoje, stabdyti patyčias. Atsakingas sprendimų priėmimas susijęs su priklausomybių prevencija, taip pat mokiniai mokosi atlaikyti neigiamą bendraamžių spaudimą. Socialinį sąmoningumą ugdome dalyvaujant mokymosi, tarnaujant projekte, kurį organizuoja, planuoja ir vykdo patys mokiniai. Antras klausimas. Kokius sunkumus patirėte ugdant mokinių socialinius ir emocinius gebėjimus? Didesnių sunkumų nepatiriu, gal sudėtingiau kartais būna mokinius paskatinti darbui porose ar grupėse su mokiniais, su kuriais mažiau bendraujama tarpusavyje. Kai kuriems mokiniams sunkiau sekasi atlikti kūrybinės užduotis, taip pat užduotis, kai reikia panaudoti turimas žinias. Tuomet pasinaudojame draugo ar mokytojo pagalbą. Trečias klausimas. Kokie metodai, būdai, strategijos jums labiausiai pasitvirtino pamokų metu, ugdant mokinių socialinius ir emocinius gebėjimus? Labiausiai pasitvirtino tie darbo būdai, metodai ir strategijos, kuriuos naudojant remiamasi mokinių patirtimi ir artimąja aplinka, juos dominančiais klausimais, problemomis. Darbe labiausiai pasitvirtino diskusijos, įvairūs žaidimai, kūrybinės veiklos, taip pat informacinių technologijų naudojimas, interneto veiklos. Labiausiai mokiniams patinka aktyvūs, pozityvias emocijas sukeliantys žaidimai, kurie skatina bendradarbiauti, bendrauti. Taip pat jie mėgsta atlikti menines užduotis, kurios padeda susikaupti arba atsipalaiduoti, nusiraminti, o kartais ir paskatina priimti iššūkius. Gal galite pasakyti, kuriuos socialinio emocinio ugdymo metodus mokiniai priima efektyviausiai? Vienas iš efektyvių metodų, padedant ugdyti socialinės emocinės kompetencijas, yra praktinė patyriminė veikla. Pernai metais kartu su mokiniais teko dalyvauti tokioje veikloje, praktinėje patyriminėje, kurios užduotis buvo sukurti emocijų parkelį. Pirmiausia, kartu su mokiniais kalbėjome apie emocijas, jas tyrinėjome, mokėmės tinkamai išreikšti. Vėliau mokiniai ant savo paruoštų lentelių užrašė atskirų emocijų pavadinimus, piešė emocijų veidelius. Vėliau internete ieškojo dainų atitinkančių pasirinktas emocijas. Tada sukūrė dainoms QR kodus ir tuos kodus pritvirtino prie lentelių. Lentelės išėjo labai žaismingos, mokiniai ir mokytojai likome patenkinti atliktų darbų.